Esu Kipras Uždavinys, esu įmonės Stukių malūnas vadovas. Tai yra šeimos verslas veikiantis jau daugiau negu 30 metų. Gaminam įvairius sveikus užkandžius, trapučius, mini trapučius, glaistytus trapučius ir esame mūsų naujam fabrike šalia Pasvalio. Ši transformacija pas mus prasidėjo kiek daugiau negu prieš 4 metus, kada pradėjome investuoti į naują gamyklą, kadangi reikėjo pradėti eiti į eksportą ir tam jisai reikalauja našesnių, automatizuotų, geriau valdomų gamybų, tam, kad pateikti ne tik gerą skanų produktą, bet jis be abejo turi būti ir kokybiškas ir našiai pagamintas. Taigi neišvengiamai skaitmenizacija veda link to, kad geriau ir efektyviau valdytumėm savo procesus, dėl ko mes ir čia dabar esame. Sulig naujų fabrikų pas mus atsirado daugiau vietos, tai automatiškai mes galėjome įsidėti pas save naujas pakavimo linijas, automatizuoti gamybos procesus, kurie prieš tai buvo daromi rankomis, reikėjo ir tiek daug darbo jėgos, be abejo ir ta darbo jėga gana brangiai kainuodavo, mažai efektyviai jinai būdavo ir supakavimo kokybė ne visą laiką tokia, kokios mes norėdavom. Investavom į naujas pakavimo linijas tiek mini trapučių, tiek standartinių trapučių pakavimui. Tai mums leido pasiekti daug geresnius efektyvumus, atidarė duris į eksporto rinkas, kadangi galėjome jau pasiūlyti įvairių rūšių pakavimą, kuris atitinka šių dienų reikalavimus ne tik mažesnių klientų, bet jau ir didesnių, didžiųjų Europos prekybos tinklų. Taip pat pasiekėm geresnius gamybos kaštus tokiu būdu. Naujos pakavimo linijos padeda užtikrinti mūsų gaminio kokybę, kadangi atsirado ir automatinis svarstyklės, kurios patikrina kiekvieną pakelį ir taip mes garantuojam, kad visi produktai yra tinkamo svorio. Taip pat yra įdiegti ir metalo detektoriai, kurie užtikrina ir maisto saugą, kas mūsų pramonėje, mūsų gamyboje yra vienas iš esminių dalykų. Taigi visa ta skaitmenizacija mums padėjo ir padeda daug geriau sukonkuruoti su kitais gamintojais ir taip leidžia išeiti į Europos rinkas. Reikia pažymėti, kad įmonė vystosi gana tvariai visomis kryptimis, tiek skaitmenizacija, kas svarbu, kai mes kalbame šiandien apie EDIHU projektą, tiek apie žaliąjį tvarumą, kur pavyko šiek tiek padėti pritraukti investicijų įmonės plėtrai. Įmonė, kaip matau, vystosi teisinga linkme, stovi teisingam kelyje. Patarimas būtų nebijoti automatizuoti savo procesų, skaitmenizuoti, labai gerai paskaičiuoti ir peržvelgti tai, kas yra daroma šiandien. Ir tikriausiai jūs atrasite daugybę vietų, kur skaitmenizacija jums padės per labai trumpą laiką sutaupyti nuo jau dabar esamų procesų, ką jūs darote. Lygiai taip pat, žiūrint į ateitį, tai geriau jums padės išlikti konkurencingų rinkoje ir naudotis teikiamomis paslaugomis bei įvairiom subsidijom, kas padeda lygiai taip pat investuoti į visus skaitmeninius sprendimus.